Šiandieną studijoje svečiuose gydytoja dermatovenerologė Aušra Bičkauskienė. Sveiki. Kaip jau minėjau, pristatydamas laidą, kad oda tai yra Dievo dovana, tai yra mūsų drabužis, duotas Dievo. Mes ją turim saugoti ir tausoti. Tai gal papasakokit, kas vis tik tai ta oda? Mūsų oda yra pats didžiausias žmogaus organas, sveriantis nuo 7 iki 9 kg. Jis dengia visą mūsų kūną, gina jį nuo blogų, žalingų faktorių, kaip saulė, ligos, oro temperatūrų svyravimas. Taip pat jis atlieka ir šalinimo funkciją, sakykime, kaip prakaitavimas, kuri taip pat pradeda organizmui apsisaugoti nuo karščio, nuo kai kurių ligų, intoksikacijos. Oda, skirtingai negu kiti organai, po truputį atsinaujina. Jinai visą laiką keičia savo ląsteles. To keitimosi mes nejaučiam, nes tas pleiskanojimas, jeigu jis yra normalus, jis yra nejuntamas ir maždaug odos atsinaujimas vyksta bent jau paviršinio sluoksnio apie mėnesį, 6 savaitės trunka. Todėl jinai skirtingai negu kiti organai po truputį visą laiką įgauna vis naują išvaizdą, dėl to mūsų žaizdos sugyja, kartais palieka randus, kartais ne, čia priklauso nuo sužeidimo gylio praktiškai. Būtent oda yra kaip koks sluoksnuotas pyragas skirstoma į tam tikrus sluoksnius, kurie histologiškai yra svarbus labai odos ligų diagnostikai. Ir, sakykime, yra tam tikras sluoksnis, kaip bazalinė membrana, kurią sužeidus, ar tai būtų įpjovimas, ar tai sužeidimas, ar tai netgi spuogas, jau gyja randų. Visi kiti sužeidimai, kurie yra virš tos membranos, gyja paprastai be rando. Oda turi daug sluoksnių ir ji yra skirtinga. Kulne ir ar pažasty, nugaroj, veide, skirtinga oda? Sluoksniai kitokie? Jo, oda yra ta pati, tiesiog jos skiriasi sluoksniai. Pavyzdžiui, kulne yra daug daugiau raginio sluoksnio, to tokio vadinamo, kuris atsinaujina, atsilupa ir jisai greičiau užauga, nes tos vietos, kurios yra dažniausiai minamos, traumuojamos, dažniausiai tą apsauginį sluoksnį užsiaugina. Tuo tarpu veido, paakių oda, pažastų oda yra daug švelnesnė, daug jautresnė. Mažesnis tas raginis sluoksnis, dėl to visokios cheminės medžiagos ar ten, sakykime, kosmetinės priemonės daug greičiau ją gali pažeisti, paveikti, tame tarpe ir medikamentai. Pasaulyje gyvena įvairių odos rūšių. Mes, sakysim, tamsiaodžiai, po to geltonodžiai, raudonodžiai ir taip toliau. Ar galima būtų suskirstyti, ar yra tokia klasifikacija, skirstimas pagal odos rūšis ir pagal tai, kaip mes reaguojam į saulę ir apskritai visus kitus aplinkos poveikius? Odos tipų yra daug daugiau negu rastų. Net ir mes baltaodžiai, sakykime, esam skirstomi taip grubiai į keletą tipų. Sakykime, yra pirmas odos tipas, tai be galo šviesus žmonės, kurie netoleruoja visiškai saulės, jos beria dažniausiai strazdonam, šlakais, jie yra dažniausiai blondinai arba rusvaplaukiai. Tokiem žmonėm yra didesnė rizika gauti saulės nudegimą, didesnė rizika susirgti piktybiniais odos augliais, kurios iššaukia saulės spinduliai. Antras tipas yra dažniausias Lietuvoje, tai yra tokie žmonės, kurie greit nudega, parausta, tačiau vėliau paruduoja, sakykime. Jų akių spalva įvairuoja nuo šviesiai mėlynos iki šviesiai rudos, plaukų spalva nuo pilkos iki, sakykime, šviesiai rusvos. Trečio tipo žmonės, aišku, turi kažką daugiau galbūt geltonodžių kraujo. Tai yra tokie žmonės, kurie dega iš karto rudai, kurių plaukai ir akys yra tamsus. Šitas tipas Lietuvoje taip pat pasitaiko gan dažnai ir jie yra turbūt saugiausias mūsų saulės atžvilgių, rečiausiai serga odos ligom, kurias sukelia, sakykime, saulės spinduliai. Tai saulė kaip? Vaistas ar priešas? Ko mums bijoti ir kokias odos ligas gali sukelti saulė? Saulė yra ir priešas, ir draugas, žiūrint, kiek jos naudosime. Ir kaip minėjau, kokiam odos tipų naudosime. Be abejo, yra įrodyta, kad saulė sukelia odos senėjimą. Tai yra viena iš priežasčių, dėl ko mūsų oda vysta, suglemba ir vystosi raukšlės ir sakykime, tas raginis sluoksnis, kodėl jis, pavyzdžiui, bujoja nuo saulės nudegimų. Tačiau saulė ir daugelį odos ligų gydo, kaip tokios kaip autoimuninės lygos, kaip žvynelinė, kai kurios egzemos, net atopinis dermatitas taip pat pagerėja vasarą saulės spindulių poveikyje. Taip, kad jeigu dozuotai, tai saulė yra puikus vaistas.
o jeigu perdozuoti, tai jinai yra priešas. Kaip mūsų oda reaguoja į saulės spindulius? Kokios reakcijos, kaip jie atrodo, jeigu blogai ir per daug? Saulės spindulių spektras yra labai platus. Tai nėra, pavyzdžiui, ten, kad būtų vienas spindulys. Tai yra daug ultravioletinių spindulių visas spektras. Nuo A iki B ir ačiū Dievui, kol kas mūsų saugo ozono sluoksnis C dar nepasiekė Žemės. Ir praktiškai pasiekia mūsų odą, jie sukelia tam tikras reakcijas odoje. Pirmiausia, skatina melanino gamybą, reiškia mūsų oda ruduoja. Jeigu jinai turi mažai to melanocitų, jinai pradeda neruduoti, o tiesiog tampa uždegiminė, nudega. Atsiranda saulės nudegimai. Vėlgi minėjau, čia priklauso nuo kiek mes būsime saulėje, koks mūsų odos tipas, kur ta saulė, ar tai yra vidurdienį, ar tai yra, sakykime, po pietų, ar tai ryte, nes tai priklauso nuo dozės išspinduliuotų ultravioletinių spindulių. Štai, sakykime, matome saulės sukeltą alergiją. Tai yra gan dažnėjanti problema. Kas ją skatina, iki šiol sunku pasakyti. Manoma, kad tai yra įvairūs egzogeniniai faktoriai, kaip kosmetikos priemonės, kurios yra daug labai cheminių medžiagų, papildų maisto naudojimas, tame tarpe ir žolinių, kai kurie medikamentai. Visą tai gali sukelti netgi ir sveikam žmogui tam tikrus odos pakeitimus pasikaitinus saulėje. Dabar yra daugybė medikamentų įtrauktų į fotosensibilizuojančių medikamentų sąrašą. Ten jau yra virš 6000. Paaiškinkit, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad vartojant tokį medikamentą ir pasikaitinus saulėj, oda nereaguos kaip įprastai. Jinai reaguos labai audringai, jinai reaguos, sakykime, skausmingai. Net iki pūslių galima nudegti, vartojant tokį medikamentą. Tokie nudegimai ypač pavojingi, kadangi oda neužmiršta nieko. Pūslė sugis, nudegimas praeis, tačiau ląstelių atminty genetiniai išlieka kaip šoką gavusios informacijos, reiškia, medžiaga. Ir tokiu atveju gali būti ne iš karto, gali būti po kelių metų, netgi ten, sakykime, 15 metų, kažkur tai iš odos vietos atsirasti tam tikri pakeitimai ląstelėse. Nuo to vystosi dažniausiai negeri dalykai. Kaip? Jeigu kartosis ir kartosis ir kartosis saulės įtaka? Netgi gali užtekti vieno nudegimo. Toks yra dabar, pavyzdžiui, terminas baltų marškinių sindromas. Reiškia žmogus, kuris, sakykime, retai būna saulėje, jisai dirba su baltais marškiniais, tarnautojas, sakykime, bankininkas ar verslininkas, nešioja ten kostiumą, jis mažai mato saulės ir staiga išvažiuoja atostogauti, nusilka savo baltus marškinius ir ten kokiuose Kanaruose ar ten kokioje Turkijoje gerai pasikaitina. Grįžta į degęs, nors tai jam nebūdinga. Ir, sakykime, tokiem žmonėm daug didesnė tikimybė sutrakt piktybiniais odos navikais, kurios sukelia saulė. Kaip melanoma, bazalioma. Tai odos ląstelės atsimena ilgą laiką dar po to tokio didelio streso ir mes vis dar ant savo odos šitą nešiojam. Kitas pavyzdys, jeigu žmogus dažnai įsirengia, būna saulė, sakykime, yra ten laukų darbininkas ar ten kažkoks tai pliažo apsaugos darbuotojas, be abejo, oda per tam tikrą laiką įgauna atsparumą ir jo tikimybė susirgti, sakykime, minėtais augliais yra daug mažesnė. O tai alergija gali būti saulėje? Gali jinai būti įgimta, kas retai pasitaiko, bet dažniausiai atsiranda įgyta alergija saulėje. Štai yra taip atrodo alergija saulėje. Paprastai išberia tokiam rausvom, dažnai nieštinčiom papulėm, kurios gan stipriai margina žmogų. Dažniausiai patenka pas odos gydytoją tokie žmonės. Jeigu jie apie tą problemą žino, ar tai ištinka ne pirmą kartą, jie jau žino, kaip apsisaugoti. Tai yra apsauginiai kremai, tai yra saikingas saulės vartojimas, kaip po rytiniam valandom, sakykime, nuo 4. Aišku, tai jeigu tai yra kažkur tai ne mūsų Lietuvos saulė, tai praktiškai netgi tokiu atveju patariama sėdėti po skėčiu.